Tai sveikinam visus susirinkusius į 9-ąjį grybavimo čempionatą. Čia va proskina, čia proskina, čia proskina. Geriausia būtų neišeiti iš jų. Kame bėdelai. Dažnai grybaujate ar tiesiog šiaip? 3 syk į parą. 3 syk į parą? Taip. Sušnarėjo aukštos pušys. Tai bus mūšis. Tai bus mūšis. Voveruškinis mano. Jis gal briedžius šiame? Koks tai? Voveruškinis? Voveruškinis. Tokia buvo musmirė, belenkai didelė, žinok, šakės. Labai graži musmirė. Kaip čia tiek pririnko daug grybų? Reikia žinot, kur ieškoti. Žinot, kur šilukus reikia rinkti? Šapakštynuose ir kur dar šakų. Jo. O čia, kad vaikšto po lygiamas, tai jūs nieko nerasit. Tai negalvokit, kad jie yra. Mano voveruštėlės, kiek aš prie jų klupėjau. Va čia prie pat geležinkelio, kai lindau tuose eglynuose, tikrai radau didelių lepiškų ir gan nemažai, va, kupstukais. Jei ne kontrabanda, tai būt nuogos. Tai Varėnos mergos būt tikrai nuogos. Taking steps in my direction. The sounds echo. There's a lesson in your affection. Gal laisva kokią turi merginą? Turit 2 sūnus? Ne, vienas vedęs. Viskas, tai reiškia, pasiėmus su savim, vežuosi. O merginos tai judėjimo ir meilės dalis. Merginas mes mylim visas. Ir Vilniaus, ir Šeduvos, ir Radviliškio, ir Mažeikių, ir Skuodo. Bučiuks Vilniaus merginom. Valgyt labai noriu, saldžiai noriu. Visą dieną badauju, davė tik sriubos kažkokios. Tai duokite, aš nežinau, visus gal tos grybus. Tai 1 litas 50. Galvoju, aš grinų turėsiu pakankamai. Palingavo galvas pušys. Štai kaip baigės grybų mūšis.